Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam. Tai aš nebėg, tai vis tiek uždarysiu čia. Ne, neuždarinėk. Kodėl? Nu, taigi laida susigadina. Uždėl galvą susitrenkiu. Super. Va, žiūrėjom. O, tau kitas reikalai. Kamerytė prasta, nes pažiūrėkit, kaip blogai iškraipo vaizdą. Žiūrėjau, iškraipo vaizdą. Wow, čia yra geras. Vedėjų nuomonė nebūtinai turi atitikti automobilio charakteristikas. Merginos tiesiog mėgaujasi išskirtiniais automobiliais ir išsako savo asmeninę nuomonę. Dėmesio, nepamirškite, kad TV tai stebuklas, kurio metu važiuojantis automobilis nebūtinai važiuoja. Spidometras nebūtinai rodo tikrą greitį, o už lango matomas peizažas nebūtinai atitinka tikrovę. Sveiki, sveiki! Sveikučiai! Mes ir vėl šiandien išbandysim naują automobilį, kuris jau stovi už mūsų. Dalia? Aš labai laiminga, nes šiandien mergos už vairo laidoje, manau, bus labai puikus automobilis. Išsipildė tavo svajonės? Taip, aš norėjau išmanyti. Labai seksi. Seksi mašinytė, sakai? Nežiauriai faino, o seksi. Wow, gerai atrodo. Bet tai matai, kokie dydžio ratai? Jo. Ta prasme, važiuoti per kalniukus jau čia bus gal kietoka. Aha, bet jinai nėra tokia žema, kaip aš Mes galvojau. jau išmokom su tavim matuoti. Daugiau negu iki pažastų. Iš manęs juokėsi iš to mano matavimo, visi, ta prasme, prisimatavau. Dam. Oi, kokia didelė. Man dabar lysti, nes tau kojas skauda, ne? Jo, tikrai taip. Žiūrė, geras matas ta mano koja. Klaustrofobija, ne? Kokia dar klaustrofobija? Aš tas nedarysiu, galbūt. Lysk visa. Bet šiaip tikrai talpi. Galima visą. Marija, gali taip šonu taip pasisukti biški. Taigi tu praktiška labai. Praktiška Marija. Daug man biški raktelius šiaip noriu pasižiūrėti čia. Aš tuoj tau. Tai aš nebėg, tai vis tiek uždarysiu čia. Ne, neuždarinėk. Kodėl? Nu, taigi laida susigadina. Kodėl? Žiauriai fainiai pasižiūrėk. Taip ir taip telpa. Bet reikia pažiūrėti, ar užsidaro dar. Dar. Aš žinau, kad man žiūrovai pritartų, kad reikia Mariją uždaryti. Taigi greitai reiks kviesti po to. Bet šiaip man tai keista, kad tokia talpi bagažinė tikrai čia daug tilptų. Nes Porsche vis tiek yra sportinis automobilis. Jo. 12 vatų pakrovimas, jeigu ką reikia. Nu, ta prasme labai užskaitom. Tik tos su kojytės reikėtų biški. Smagu yra tai, kad visgi bent čia yra mygtukas. Ne, nu, būtų žiauru, jeigu nebūtų. Ir kamera yra kamera, galinio vaizdo kamera, jau matau, kad ji yra. Sėdam į galą. Filmuojate viskas? Jo. Filmuojam. Užsidarom, kad jaukiau būtų. Vietos tikrai sočiai. Ta prasme labai sočiai. Dažniausiai sportiniuose automobiliuose jie būna tokie mažesni ir vietos tikrai gale nebūna. Žiūrėk, yra kokteilių kam pasidėti, pakrovimas yra. Žodžiu, man atrodo, mes detaliau išbandysim ją visą. Reikia pabandyti važiuoti. Jo, bet galą užskaitom. Labai patogu. Galas liuks, tikrai talpu, kaip sportiniam automobiliui. Labai. Super. Dabar sėdu vairuoti automobilio Porsche. Panamera, ne? Uždėl galvą susitrenkiu. Jau beveik tampa tradicija, kad Dalia susitrinkia galvą. Čia tu po offroado? Jo, nešnekėkime, kaip susidaužiau praeitą kartą. Greitai reikėjo kviesti ligonį. Nagi, Dalyte, kur yra užvedimas? Gerai, nes jo. Aš matau. O, geras. Ne mygtukas, o toks kaip tipo raktelis. Smagiai visai.
Šiaip labai malonus dėt. Iš tikrųjų mes su Marija įsėdom dar prieš tai šnekėjom, kad realiai va šitas ženkliukas, aš manau, labai daug duoda. Tikrai nužiauriai išlaidą, pažiūrėk, jeigu be... Jeigu uždengė, mes nutarėm, kad panašus vairas į Tyroką, nes visgi Volkswagen. Bet jis planesnis. Tyrokas pas mane sport irgi. Airline. Sakai, kiečiau nei Porsche'as, Panamera? Ne, čia žinau, kam priklauso, man patinka plonesnis, šitas yra stambesis vairas. Tai čia aš tik apie vairą šneku. Gerai. Šiaip galėčiau pasakyti, žiauriai minkštai važiuoja, labai maloniai. Ir minkštai važiuoja, ne? Mes labai nice. Tai gerai, mes važiuojame išsibandyti. Ir pirmieji pojūčiai. Labai malonu. Aš sakiau, kad aš pripratęs dabar iš to biškai mini džipuko aukščiau, bet šitoj taip įsėdi ir taip patogu, taip įkiritės jauties ir taip... Sportinės sėdynės, visgi Porsche Panamera yra sportinis automobilis, tai vat įdomu bus palyginti, nes prieš tai mes bandėmės jau kelis sportinius variantus, betgi Porsche yra iš senų senovės lenktyniniai automobiliai. Nežinau, ar tu matėsi tuo metu. Nes biški kamera, biški įsliko. Biški buvo baisu, ar ne? Tiesa, kad nebuvo baisu. Bet biški buvo tas truktelėjimas. Truktelėjimas buvo, garsas buvo gražus, tas smurkimas toks. Bet nepamiršime, kad čia yra paprastesnis versijos variantas, 3 litrų benzininis variklis. Taip, ir čia yra 330 arklio galių. Jo, kas įsibėgėja per 5,5 sekundės. Kas yra mažoka. Norėtųsi, tokiam automobiliui norėtųsi daugiau galios, nes maksimaliai, kiek tokia versija automobilio gali turėti, tai 550 arklio galių. Ir tada jį jau išsibėgėja per 3,4 sekundės. Kas būtų žiauriai greitai ir žiauriai būtų įdomu. Kas būtų įspūdinga, aišku. Būtų labai fainai išbandyti Porsche 550 arklio galių su įsibėgėjimu 3,4 sekundžių. Klausimas, ir tik toks yra Lietuvoje. Kas tokį turi, tai būtų labai smagu. Rašykit mum į laidą, jo. Normaliai ryja. Jo. Kaip tokiam sportinių automobiliui 10 litrų mieste. Taip, pagal gamintą, bet atsižvelgiant į tai, kad mėgsta žmonės pasidraskyti, oras sąlygos įvairias, tai manau, kad mieste tikrai vis daugiau. Manau, kad 12-13 liuosi. Nu, čia kaip važiuosi, jeigu stabdys gazas visą laiką va taip ant to, tai, manau, tikrai nemažai rys. Bet šiaip tai tikrai labai maloniu. Labai minkštai važiuoja, labai manevringa, jo, tikrai. Ir šiaip man patogiai tikrai palyginus, aš biškį atlašas per... Jo, norėtųsi, vat atlašas jis niekaip nesireguliuoja absoliučiai, bet nu, čia jau yra sportinio automobilio reikalai visi. Jo, bet turim pagalvok logiškai, va čia, pavyzdžiui, gali, kai va čia kaklai didi, tai va čia tokia gaunasi laisva vieta, kad net norisi kažkaip atsiremti, nes jie būna dažniausiai išgaubti kokie. Bet tu supranti, kad jie nemiegoti reikia, o tam, kad galvos nenusisuktum, kai važiuoji. Patogiai reikia. Ne, bet labai gražiai atrodo, taip iš galo filmuojant, labai matos, kad toks sportinis variantas. Taip, tikrai. Ir šiaip jausmas sėdėti keleivio pusėje yra irgi pakankamai malonus, bet toks, sakyčiau, kėdės, tai... Kitokios jos. Jo, jos nežinau, ar aš ilgai norėčiau joje taip labai smarkiai važiuoti, pavyzdžiui, po Europą pakeliauti. Jau tikriausiai rinkčiausi, galbūt, jeigu jau iš Porsche, tai Cayenne, kas yra tipo džipukas, ir kuom buvo iš tikrųjų žmonės nusivylę Porsche mėgėjai, man atrodo, kai išėjo Cayenne'as. Jo, nes jis toks... Šeimyninis patogus variantas? Šeimyninis tipo sportinis automobilis. Kamerytė iškart teisingai. Kamerytė šiaip labai prasta iš tikrųjų. Kamerytė prasta, nes pažiūrėkit, kaip blogai iškraipo vaizdą. Žiauriai iškraipo vaizdą, aš nesuprantu jos visiškai, nes atrodo žiūrint, kad labai mažai liko, o iš tikrųjų visai nemažai. Bet vat jinai tau pipsi, jau yra dar ir piptonikai tavo mėgiami yra. Parktronikai. Jo, bet prasta kamera tikrai, nes visos mašinos deformuotos. Panelė, tai aišku, čia jau taip labai gražiai, subtiliai viskas padaryta. Minimalistiškai, kuo labiau minimalizavo yra sporti... O, beje, mes nepaspaudėm sporto. Miloji, nes čia dar be sporto važiavom. Aš nejau užsipisim keisis, bet tai bandom su sportu ir duodam. Pabandom su sportu. Sport Panamera režimas, va, žiūrėjom. O, tau kitas reikalas. Aš savint sakiau, kad vaibiškai reikia sukonektinti, kol, kaip paprastai režimą važiuoji. Nes mes važiavom komforto. Taip, važiavom komforto režimą, skublemba kelias sekundės reikia palauk, kol įsibėgėja tą tokį gauna. Pasirodo, reikia sporto režimą įjungti. Visai kitas jausmas. Va čia
tai reikalai. Rimti reikalai. Rimti reikaliukai. Su ta gaida aš tau perleidžiu šitą nuostabų vairą. Žiauriai mėgavausi važiuodama. Labai maloni mašina visom prasmėm. Iš tikrųjų sportinė, komfortabili ir visa kita. Aš radau vieną siaubingą dalyką. Siaubingą? Taip. Kaip sureguliuoti šitas užuolaidėlės, kad tau nepūstų veidą? Siaubingas dalykas? Ne. Vat greitai tau pučiai veidą dabar. Ir ką darytum? Va ten vat viskas aišku, ten paprastai parodyk vat mūsų šalmą. Čia vat viskas mechaniškai, pajudinai, tau čia ar pučiai viršų, į apačią. Palau, dabar aš labai noriu atrasti. Atraš. Čia? Bingo, žmogau. O, matai? Ir atsidarė, Žiauriai patogu, kai važiuoji kur nors mieste, tau reikia stebėti kelią ir tau karšta. Ir vat kas čia? Šiaip blembas. Jau labai norėjau moderniai padaryti, bet neypatingai patogiai. Šiaip iš tikrųjų gražiai padaryta visa multimedija, gražiai veikia. Čia vat galima irgi normal, sport arba individualiai viską pasirinkti pagal save, pritaikyti savo. Aišku, pasijungia telefonas, gali įsijungti radiją ir aš manau, kad čia gali ir pasijungti ir telefoną ir viskas, navigacija. Va, puikiai. Čia vėdinimas, o čia iš karto jauti, tau nuogas kojas turėtų jaustis. Nenoriu, ačiū. Nenoriu, aš tai noriu. O koks šikai. Čia ne touchas, o čia gaunasi kaip mygtukas spausint, girdisi garsas. Palaukit. Ir mes važiuojam visiškai tamsoje, nors turim stoglangį. Norėjau irgi dabar parodyti. Taip, yra 2 mygtukai. Tai vienas atitraukė šitą. Vienas atitraukė užuolaidėlę. O kitas atidarė, aš dabar darysiu. Bet žiūrėk, gale. Ir gale tikriausiai gali uždaryti. Nežinau, man rodos, kad ten jau yra. Gale, jeigu spigina tau saulė. Užsidaro. Va čia žiūrėk. Jis išvažiuoja iš priekio, va, gerai. Ne, čia mano sabu gali, žinok, uždaryti. Jo, aš suprantu, bet iš skirtingas pusės turi spąsti. Gerai. O čia dar jis ir atsidaro pilnai. Pasižiūrim, va, paspaudžiam mygtuką. Ir laisvė! Ir dar nemėgsta išlysti visada pro stoglangį. Žiūrėk, gali aš išė. Taupau. Čia dar visokie bardačiuokas. Jo, daiktadėžės, čia yra... Žiūrėk, čia netgi yra SIM kortelė ir netgi diskų įdėklas. Kas yra žiauriai keista tokiam automobilis sportiniam ir 2017 metų. Beje, šis automobilis yra 2017 metų. Taip, ir čia... Kuris kainuoja naujas nuo 100 iki 200 tūkstančių, teisingai? Naujas, taip, 100-200 tūkstančių. Nuo kriemliotės priklauso. Čia dar yra didžiulė daiktadėžė, neaišku kam. USB, auksas. Čia guminukas. Čia kad būtų guminukas. Ir mūsų šis automobilis dabar kainuoja kiek 62, ne maždaug? Šį būtent parduoda daugmaž apie 60-70 tūkstančių vidurkis, kažkur viduriukas. Brangu? Brangoka. 2017 metai, čia aišku reguliuojasi ir keleivio pusėje, jį gali keliau prisitaikyti savo vairuotojai. Įdomu, kokią garso aparatūrą, mes ją tikrai išbandysim, bet aš irgi Volkswagen'e savo turiu Bose. Bose garso aparatūrą, tai čia irgi yra Bose. Čia yra Bose. Važiuojam? Marija ekstremalė. Aš tai žiūrėsiu kelią geriau, nes... Oh my god, stabdžių nėra. Tuo prasme, jie vėluoja. Ačiū, Marija, kad vos neįsipaišėm kažkur. Ne, bet stabdžiai tikrai labai giliai. Bandom. 3, 2, 1, pasiruošęs? Taip. Žinok, keleivio pusėje įspūdingiau šitas dalykas jaučiasi. O mane? Mane? O mane triukščiai. Čia gerai bėgėjasi, viskas tvarkoja, bet iš tokio automobilio norisi staigesnio šūvio. Jis per mažai galingas. 330 tokiam automobiliui jis yra sunkus.
ir kažkaip norėjosi daugiau. Klausyk, tu nebandai to paprasto režimo. Taip, Tu ant sporto varė ir tau nepatiko. Žinai ką, gal man buvo gan didelis įspūdis, nes aš buvau ant paprasto režimo, o vėliau, kai sportą perengė, buvo žymiai greitesnis, kaip čia, greičiau sukonektino tą visą greitį ir gavosi tikrai neblogai. Gerai, dabar išsijungsim sportinį režimą, išsijungiam. Paprasto režimo, matysi, po kelių sekundžių sureaguoja. Ajo. Matai? Bet štot garso daugiau. Aha. Ir tas garsas priduoda daugiau jausmo. Bet manevringa tikrai labai. Labai, sakau, ir minkšta. Ir kad vėl sakai, kad bus žemai ir gan kietai reaguosi visus tuos. Didelės, galvoju, kad bus tikrai kietai. O iš tikrųjų, net važiuojant per gulintį policininkai, taip minkštai, labai lengvai, nėra jokio tokio tumo, tai tas labai smagu iš tikrųjų. Nu, tas garsas paperka, aišku. Gulintis policininkas, nestabdau. Labai minkštai. Vau, čia yra geras, ta prasme, per duobėtą kelią tu labai fainai galiu su juo važiuoti, visiškai nejaustum kratimas. Nors jau žema, ta prasme, visiškai ir tos padangos tokio dydžio. Įspūdis, aš 8 duočiau. Eik tu. Aš pirmą kartą vairuoju Porsche automobilį. Porsche Panamera, kuris yra, sakykime, vienas iš tų automobilių, kuris yra pritaikytas šeimai, nes tu gali važiuoti keturiese. Taip. Bet jis yra sportinis ir iš sportinio norėtųsi tikėtis daugiau. Bet, aišku, čia atsižvelgiant į tai, kad jis pas mus nėra labai galingas, ne pats galingiausias, kaip ir sakėme, su Dalia mielai išbandysim patį galingiausią. Jei jau kas turit. Taip, o dar mūsiškis yra 4 varomų, dar būna ir 2 varomų automobiliai Porsche Panameros ir čia dar išsijungia visi kontrolai ir neslydimai, žodžiu, bet mes dalį nemokam slysti, tai gal galit kas nors pamokyti, mes mielai išbandytume. Aš tai manęs nereiktų mokyti, aš bent šalia sėdėčiau ir slyščiau kartu, tikrai pati, nes jaučiu iki pirmo stulpo praslyščiau. Na, nereikia aikštelėje slydinėti. Reikia kažkur važiuoti, tai to mokytis daryti. Bet iš tikrųjų įspūdis geras tuom, kad kaip sportinis automobilis jis yra tikrai komfortiškas. Jis yra minkštas, jis turi labai gerą garsų izoliaciją. Jis man patinka labiau negu Maseratis. Man 100%, ta prasme. Realiai man tai net nediskutuotinė tema, kad man labiau patiko šitas Porsche Panamera negu Maseratis. Kokia mes Maserati? Kažkaip... Jo, buvo kažkoks. Džigi. Aišku, Maseratis nėra sportinis automobilis. Na taip. Jis nepretenduoja. Bet šiaip man malonesnis ir labai daugelio atveju. Mus važiuoja BMW dabar. Reikia parodyti, kas... Aišku, šis automobilis jau lygiuojasi, yra lyginamas su Porsche 911, kuris yra visiškai sportinis automobilis. Nežinau, ar jos verta lyginti, tiesą sakant, nes taip išorė, aš nesu važiavęs, bet esu daug girdėjusi apie tai, kad kaip lygina Porschistai, kurie labai mėgsta automobilį Porsche. Ir jie juos lygina, nes išorė labai panaši. O dar vienas Porsche automobilis, vyrukai čia. Su senesniu, su senesniu. Ir išorė tai labai panaši. Ir aš esu buvusi Porsche automobilių muziejuje Štutgarte. Ir kas paliko įspūdį, tai kad Porsche išlaiko savo stiliuką, tą tokį vientisą. Faros visada atrodo labai panašiai, jų vidus labai tobulėja.
tai duočiau išoriai tikrai stiprų 9, nes tikrai gražiai atrodo, tikrai stilingai. Man labai gražiai atrodo, tai aš 9 tikrai duočiau, tokį gerą tikrai užtikrintą 9. O vidus? Vidui duočiau gal 9. Aš ir gal 9. 9 kolonėlės busė. Aš negalvau, gal sakyti, aš galvau, ant kiek tada būsim išpindėjusios, kur netgi Porsche automobilių, kuris tikrai gerai atrodo. Ai, žinot, gal 8, norim biškai, kad čia visur kompai būtų. Ne, 9, tarsi labai gražiai, man tai labai gražiai stilius išlaikytas. Už ventiliatorių ir vat tą per daug norą būti šiuolaikiškais, neapgalvojant patogumo, duočiau 8,5. Aš 9 duočiau. Man šitas kažkaip atrodo neipatingas dalykas, man tik dėl to sėdynės, dėl to sėdynės gal ir atimčiau, nes čia yra vienas iš pagrindinių dalykų. Tai aš 9 duočiau komfortui. Na ir tikriausiai tiek. Įspūdis? Įspūdis. 9? 9? Tai realiai 9? Žodžiu, subscribinkit mūsų YouTube, stebėkit Mergos už vairo laidas. Antradieniais 23 val. Per DTV kanalą. Visada su jumis Dalia ir Marija. Iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.